Televisa presenta. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás. Solos tú y yo nos volveremos a amar. Gūdžiame Ispanijos kaime gyveno mergelė vardu Pobre Marija. Jos gyvenimas buvo itin nelaimingas, tėvų neturėjo, namai supleškėjo. Vieninteliai žmonės, kuriais galėjo pasikliauti, buvo krikštamotė Gvadalupė ir geriausias draugas Julio. Pobre Marija labai daug verkdavo, ir eidama gatve, ir sėdėdama ant suoliuko, ir naktimis į pagalbę įsikniaubusi. Atrodė, niekas niekada jos gyvenimo nebepraskaidrins. Tame pačiame kaime gyveno ir turtuolių pora. Visi jos pažinojo ir visi jiems pavydėjo. Nors sklido kalbos, kad Kasandra vaikosi tik Javier Alonso turtų, bet niekas šiukštu nedrįso to ištarti garsiai. Porelė jau planavo vestuves ir kiekvienas tikėjosi papulti į šimtmečio puotą. Ir tada jie išvydo vienas kitą. Ką kviečiam į vestuves? Ta. Taip, bet reikia gėlyčių, visokių papuošimų, dekoracijų. Aš princesė. Reikia fainiausių vestuvių. Tai Karmelita galėtų dasimest. Girdi, Karmelita, pribėg, čia tau nieko nebus. Oi, aš jau matau, kokios įspūdingos bus vestuvės. Aš pažįstu vieną čiolę, katra ieško darbo ir galėtų padėti mūsų vestuvėse. Panešiot šampaną, ten ir kitas bonkės. Pakviesk ją čia, įvertinsim. Labukas! Atai, kaip sekasi, brangoji, čia yra darbų truputėlė. O, kokia mergina, jūs pažiūrėkit. Velniop tos juodus plaukus, šviesus plaukai. Kokia mergina šviesių minčių. Aš labai jos norėčiau. Ieškote čia kažko? Aš čia dėl darbo sumišus ir raudus esu. Tuomet eime palydėsiu pas močią. Mamá, esta chica ha venido buscando trabajo. Buenos días, señor. Ką gebi, ką moki? Siūt, aust, viską, tvarkystis gerai, atnešt viską, kapons paprašė, esu labai gera mergička. Gerai, pažiūrėsim, kaip tau seksis. Ateik rytoj, mes turim rimtesnių darbų. Dėl vestuvių didelių. Pobre Marija blizgino kiekvieną ponų namų kampelį. Stengėsi įtikti šeimininkiai, kad galėtų užsidirbti kąsneliui duonos. Tuo tarpu Javier Alonso negalėjo nuleisti nuo Marijos akių. Jis vis sukiojosi aplink ją ir vis didesnė meilė ėmė liepsnoti jų širdise. Y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy
Tik ta nelemtoji Kasandros geriausia draugė Delfina kartą viską pamatė. Žiūrėk, Kasandra, ką mačiau, ta naujokė pobrė Marija su karatus aplink taviškį vyrą. Aš žinok, labai susirūpinčiau. Ot nenaudėlė. Ačiū už info, pašnekėsiu su ja. Ei, pobrė, galvoja šakla ar ką? Pati mačiau, kaip suki sparną aplink mano sužadėtinį. Nustok, mes greit ženijėmės. Po mėnesio Javier Alonso paliko savo sužadėtinę ir ėmė puoselėti draugystę su Marija. Turėjo vienas kitą ir nieko daugiau šiam pasaulyje jiems nereikėjo. Žaisdavo slėpynių, bėgiodavo laukais, už rankų susikibę. Gražesnės meilės visas kaimas nebuvo matęs. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura para enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con agüita de mar. No tengo tu amor. Kiek galiu kentėt, atėjo laikas prisipažinti, kad aš ją myliu. Marija, labas, atėjau su tavim pasikalbėt. O Julio, tu esi mano geriausias draugas, noriu tau išsipasakoti, sutikau vaikiną ir be proto jį įsimylėjau. Jis net paliko savo sužadėtinę dėl manęs. Ak, kokia aš laiminga. O ką tu norėjai man pasakyti? Eik sau, kaip fainiai. Ne, nieko, pamiršau, ką norėjau pasakyti. Vailiukas aš. Javieras nusprendė papasakoti mamai apie savo meilę Marijai. Vos jiems ėmus kalbėtis, lyg iš po žemių išdygo Kasandra. No me importa, tienes que casarnos antes de que nazca el hijo. Po kelių kalendorinių dienelių turtuoliai ir varguoliai iškeliavo į vestuves. Karmelita privirė 3 katilus balandėlių, kuriuos pobrei Marijai teks išnešioti. Javier Alonso teks vesti nemylimą čiolę, o Kasandra šią dieną bus laiminga pasiekusi savo tikslą. O gal ne? Viską sužinosite netrukus.